mūsų kalbų rėmėjas Smurta.lt. Kągi, sveiki visi, su jumis Go for Vape, šiandien su manim Vaporeso Gemini RTA tankas. Kągi, sveiki visi vaperiai ir šiaip naujokai. Kągi, dar kartą su jumis sveikinuos ir šiandien apžiūrėsim šitokį aparatą Gemini RTA. Iš karto dėžutėj, kas yra Gemini RTA šitoj pusėj. Iš galo matome daug visko įdomaus ir neįdomaus. Iš čia matome Vaporeso, čia matome Vaporeso. Ir čia matome Gemini RTA. Gerai, dabar atidarykime šitą dėžutę ir pažiūrėkime, kasgi viduj. Štai taip gražiai viskas atsidaro. Ir matome mūsų patį tanką. Dabar padarysiu porą šotą, kad geriau galėtumėte jį apžiūrėti. Dabar atidarykime šitą dėžutę ir pažiūrėkime, kasgi ten viduj. Viskas tai laikosi ant dviejų tokių lipdukų, kurį galima turėti, pavyzdžiui, iš vienos pusės ir tokiu būdu galima pakelti dėžę ir matome patį mūsų dėžutės vidų. Kasgi čia viduj? Kągi, pats Gemini tankas, visokiausios tarpinės, taip pat komplektacijai padaryti jau iš karto, kas yra labai gerai. Čia yra klaptonai, jie yra spaced ir labai gerai varo. Tikrai su jas jau pagarinu, kitą biščiukai tikrė, šitas dar yra pilnai naujas. Šiaip su jais garinamu labai patiko, labai geras skonė, taip pat ir garų labai daug. Taip pat matome mūsų labai madingą, kuris dabar eina beveik visur šešiakampis, kuris padeda viską padaryti. Liko paskutiniai daiktukai, kurie eina komplektacijai. Taip pat matome papildomį stikliuką. Ir tikrai labai gražų drip tipą, juodą. Man jis labai patinka, čia yra didelė skylė, ten viskas ok, laikosi ant dviejų O-ringų, laikosi gerai, jis yra juodas, viskas super. Pakalbėkime biškį apie viską šitą plačiau. Ką norėjau dar pasakyti, kad matome mes šitoj dėžutėj, čia rašoma RTA, štai šitoj vietoj. Kas yra dar labai gerai, ką jau pagalvojo apie naujokus, manau, tai jiems tai labiausiai aktualu, kad dar padarė ne tik tais RTA, bet ir tanką. Kuo jie skiriasi, kad ten yra įsukta galvutė 0,5 ohmų, kuri palaiko 20 iki 40 vatų. O šitą galima bildinti, ką tik nori, tikrai čia yra 2 mm tie holsai, labai daug kas juos telpa, kas yra labai fainai. Čia galima šitą kitiklį išnešti iki 100 PM vatų. Aš ant stokinių koilų dėjau maždaug 110 vatų, jokių draihitų, jokių nieko nebūtų. Šiuo metu aš įdėsiu gale šito video fuse klaptonus, taip pat suvykinsiu, parodysiu, kaip viskas taip daroma. O dabar tada pažiūrėkime, kas čia geresnė. Kągi, dabar mes matome čia visų pirma, tai yra dolerin drip tipas. Jis yra iš tiesų labai fainas, labai didelė skylė, kai matome viskas. Labai daug garų pro išeina, taip pat ir flowas jo labai puikus. Ir manau, apie čia daug ką pakalbėti negalima. Tiesiog negalima, negi nereikia ir niekam nebus įdomu. Bet kaitiklis, taip pat drip tipas yra dolerinis ir tai labai gerai, kadangi, kai būna daug vatų, nelabai jis šildosi, nelieka karštas, pavyzdžiui, būnant tie kiti metaliniai, kas yra labai fain. Toliau pakalbėkime būtent štai tokią dalį, kuri man labai patinka ir kuri dabar jau yra Griffinuose 25 mm, taip pat galima tokį dalį ant Griffino nupirkti atskirai, bet šio situacijai šitą dalys jau eina iškart komplektacijai su Gemini RTA ir su Gemini tanku. Tai yra viršutinis kepas, taip pat ir nuėmimas top ir flow base'as, galima taip pavadinti netgi. Čia yra kas labai gerai, matome, čia yra skylės, čia jų yra 4, 1, 2, 3, 4 skylės, jos skirtos airflow'ui, tada jūs tiesiog gerai išlieka dar šaltesni, dar geresni ir tikrai airflow'o labai užtenka. Aš jau jį pagarinau savo biškai kitokį Gemini RTA, tai prasme kitą RTA, nes turiu tokius du, ten dar vienas kambarį valiojasi. Jie man labai patinka, labai iš tiesų patinka, kaip minėjau, labai daug vatų, labai daug visko, taip pat kaip ir dabar visi absoliučiai tankai tie naujesni eina su top feelingu, tai kad šitas kepas ir yra nuo top feelingu nuimtas, vėliau biškį mes jį viską sudėsime ir pažiūrėsite, kaip tada pilnai, kaip sudedamas ir taip toliau. Šitas dalykėlis čia sukeliojasi aplinkui, galim uždaryti, galim atidaryti, nėra jokio absoliučiai skirtumo.
bet jis padeda išgauti tikrai daug labai airflow. Su ko gali palyginti pilnai atidaryti airflow šito Gemini RTA ir šito top airflow beiso. Netgi su to pačiu Velocity RTA, čia oro iš tiesų yra masyviai, labai daug jau užtenka, tikrai jau yra labai daug. Tai kad vatų galim padaryti irgi labai daug su šito kaitikliu. Tai kad jeigu tu vaperis, kuris ieškai gero kaitiklio, gero dalyko, su kurį galima ir cloud chasint, taip pat ir kaip flavor chasint, pasiimk šitą dalyką iš Royal Smoke, jie yra vieni iš pirmiausių tikriausiai Lietuvoje, arba netgi pirmi Lietuvoje, kurie gavo štai tokį gerą aparatą. Tai kad visiems siūlau užsukti Royal Smoke Akropolį ir įsigyti štai tokį aparatą, nes tikrai turėjau Griffiną, pakeičiau šitą Griffino, nesinori kryjausio, nesinori įsitikti šitą aparatą. Jis tiesiog yra labai nesveikas. Gerai, einam toliau. Toliau mes matome mūsų visą talpyklą, į vadinamą e-liquid chamberių. Čia talpa yra 3,5 mm, tikrai skysčių užtenka, biški daugiau negu tam pačiam Griffinė, čia matome nuo senelį iki to kepo yra didesnis biški atstumas, tai kad galima garinti skysčius ir ten su daugiau PG, daugiau VG, čia jokio skirtumo nėra, bet galima garinti, tikrai paneša ir viskas normaliai. Dabar tada apžiūrėkime biški iš arčiau, kas čia kur rašo, manau tai irgi būtų galbūt ir įdomu kai kuriems. Kągi tada biški plačiau, ta prasme, arčiau pažiūrėkime į pačiam viršui matome Vaporesu, čia yra firma, kuri pagamina štai tokie būtent kaitiklį. Dar kol kas nesu girdėjęs arba tiesiog nežinau to, ką jie dar gero padarė tokio, kad visi labai stipriai pirtų. Aš žinau, man rodo, kad yra tas targetas 75 W, jeigu klystu, pataisykit komentaruose, bet man rodo, kad jis yra būtent iš tokios pačios firmos, bet neužsitarnavo tiek daug dėmesio kaip šitas tankas. Gerai, pažiūrėjai ją pačiai patį chamberį. Mes čia matome jų logotipą. Štai čia jis, nežinau, ar čia labai gerai jums matosi, bet bent jau kažkas, štai toks logotipas, apsukame ir matome dar vieną logotipą, štai čia jis, taip pat biškį apačioje mes matome masyvius Juice channelius, kurie tikrai jums pagelbės padaryti daug vatų iš jūsų kaitiklę išgaminti, kas yra labai gerai, nes tie patys vatai priklauso nuo to, kiek telpa į mūsų kaitiklį vėlų, kiek telpa jų pločio ir taip pat daug kas labai priklauso nuo Juice channelių. Tai, kad žinokit, jeigu dideli Juice channeliai reiškia, kad galima daug išgauti garų ir čia, manau, yra logiškai, kadangi daug patenka skysčio, jis greitai siemamas į tą patį koilą ir nebūna jokių dry hitų, jeigu viskas pilnai atidaryta. Taip pat jis čia reguliuojamas, bet apie tai viškai vėliau. Ir dabar pakalbėkime apie mūsų pagrindinę dalį, tai yra mūsų įdomiausią dalyką, kuris bent jau man yra įdomiausias, tai apie mūsų tą patį RTA deką. Štai, aš jį priartinau. Ir kai matote, pačiam viduj, per patį centrą yra dar dvi skylės. Jos skirtos ne tam, kad čia galim būti iki iš dar du koilus, nes jos neužsukamos. O čia yra papildomas airflowas. Kaip ir minėjau, čia airflow yra labai daug, taip pat matome, čia yra dar 4 skylės, o kur kitur yra tik po 2. Aišku, ten tas pats oras galima paimti vidų, tai yra taip pat 2 skylės. Bet čia yra tiesiog, oh my god, dėl to airflow aš tiesiog, nežinau, einu iš proto. Taip pat kaip ir Griffinė, čia galima šitą dalyką pasukeliot. Čia skirta, kad galima būtų lengviau įsidėti vatą, bet žinokit, aš čia nenaudoju. Štai matome, šitoje vietoje čia viskas sukama. Šiaip dažniausiai žmonės įkiša vatą, kaip mačiau prieš kažkokius reviewus, kad įkiša vatą, tada uždeda šitą dalyką ant viršaus, tada apkarpo vatą, bet čia nemanau, kad čia labai aktualu, kadangi aš visą laiką šitą iki galo užsuku, įkišu vatą, tada viską apkarpu, kad, ką žinau, viskas būtų normaliai. Bet Vikingas ir viskas bus gale video, kaip ir minėjau. Kągi, toliau, žiūrim, kas čia dar geresnio. Čia yra 6 kampiniai varžtukai, štai čia 2 ir štai čia 2, iš vis yra 4 postai, 1, 2, 3, 4 post holai, ta prasme, ne postai, čia būtų biškai per daug, manau. Taip pat tos skylės yra 2 mm, bandžiau įkišti fuse lakmenus, lengvai įtalpa tikrai labai lengvai. Čia galim padaryti labai daug kokių buildų, labai daug ko gero ir tikrai, jeigu norit cloud chasint, pasiimkit kaitiklį šitą, netgi pats jums rekomenduoju, nes jis man labai patiko. Taip pat dėl Juice channelių, kaip matome, labai stipriai panašus į Griffino. Netgi nenustepčiau, jeigu čia ir yra to pačio Griffino. Dabar nematuosiu jų, bet manau netgi tas pats čia stovi. Gerai, toliau čia matome mūsų apačioje vieno ringą, dar štai čia toks baltas apačioje. Ir taip pat yra airflowas, čia yra 4 kanalai airflowo, štai čia 1, 2, 3 ir
ketvirtas. Kaip matome, čia yra specialiai padaryta pirštams, kad nenuslystų niekas, kas irgi labai gerai. Airflow tikrai užtenka, čia yra masyviai, taip pat ir skonis išeina labai nuostabus. Netgi pabandžiau įpilti ne premium, o savo skysčių, nes, pavyzdžiui, kai bandai pauostyti, jos nelabai yra kažkoks kvapas, bet, ta prasme, kai užkūreni šitą kaitiklį su to, pavyzdžiui, mano tos pačius savo darbių skysčio, aš jaučiu iš kokių ten aromatų arba ten dar ko aš esu jį padaręs. Ir kas yra labai nuostabu ir man tai labai patinka. Dabar teikime biškį į apačią. Čia rašoma irgi tas pats Vaporeso, Gemini ir ta, bet čia nėra niekam nieko įdomaus. Įdomiausias dalykas tai yra tas postas. Kuom jis geras, kad jį galim duoti kaip ir ant normalių boksų, pavyzdžiui IPV, pavyzdžiui iStick 100TC, kurį dabar pats naudoju ir kurio apžvalga greit išeis. Ir kitokių, arba taip pat ir ant mech modų, ant mech boksų, kas yra labai puiku. Kaip atskirti, ar galim naudoti, ar negalim naudoti. Kaip matome, čia yra reguliuojamas. Jeigu yra reguliuojamas pinas, laisvai dėkit ant mech modų ir viskas bus normaliai, tikrai viskas normaliai veiks. O jeigu pas jūs čia yra nereguliuojamas pinas, būtų kažkaip gal biški paliava, gal biški baisoka jį uždėti ant tokių, pavyzdžiui, serijinių arba tų pačių paralelinių boksų. Tai čia galima prireguliuoti prie mūsų to kontakto patinę ir viskas bus normaliai. Kągi dabar pagimdykime šitą dalykėlį, sudėkime, ta prasme, jį visą dalimis ir pažiūrėkime, kaip jis atrodo pilnai. Tai kągi dabar aš jį sudėsiu greitukų ir viskas pamatysime, kaip jis atrodo. Dar biškai papasakosiu apie vieną dalykėlį. Dabar uždėdame mūsų baką 3,5 ml, atsiprašau. Kai matome, čia yra tie patys Joy channeliai. Jie reguliuojasi, kas irgi yra labai gerai. Štai tokiu būdu. Kai matome, galima pasukti, uždaryti, Joy channelį sukti, atidaryti. Irgi tai yra labai nuostabu. Aišku, kol kas sukasi dar nelabai, kadangi čia nėra jokio skysčio ir viskas dar nauja ir viskas dar sunkiai sukiliojasi. Bet įpilsiu skysčio, viskas bus tikrai ledovai, viskas bus tiesiog puiku. Kam jis skirtas? Dažniausiai tokios tankose reikia ir būtina ir šiaip būtų gerai, kai prieš užpilant skystį viską tada uždaryti, visą Airflow, tada jokio likingo pas jūs nebus ir viskas bus puiku. Dabar apžiūrėkime, kągi aš uždėsiu ant viršaus. Kągi ant viršaus užskame mūsų tą papildomą, galima sakyti, Airflow ir taip pat top fillingą, kadangi čia, kaip ir minėjau, yra top fillingas, štai čia atsisuka ir galima įpilti skystį, telpa kaip ir pipėti, taip ir buteliukai, kas yra labai gerai. Jis užsukamas, čia viskas normaliai sukilioja, kaip ir minėjau, kol jis yra dar biški naujas, tai čia viskas sunkokai daroma, bet kai tik patenka bent jau pusę lašelio skysčio, viskas eina kaip per sviestą. Kaip ir minėjau, čia viskas reguliuojas ir flow yra iš tiesų labai daug, labai daug. Ir ant pačio viršaus galima įdėti mūsų štai šitą 510 perėjimą, kurį matome štai čia tokį rutuliuką. Čia yra skirtas tam papildomai štai šitam mažesniam drip tipui, bet aš pradės naudoti, kur yra daug Airflow, tai kad uždėsiu šitą didesnį. Štai taip, jie matau, kad atrodo šitie drip tipai, juos sudėjus kartu. Tai kad per šį kartą aš įdėsiu didesnį, jis man labiau patinka. Kągi, štai, matome mūsų patį kaitikliuką, viskas yra labai puiku. Tai kągi, atėjo laikas tik tai užbaigti ir pažiūrėkime tarp pliusus ir minusus. Palaukit, bet nors nesklydau, nes šį minusų tiesiog nėra, kalbėkime tada tik apie pliusus. Pliusai. Čia yra viršutinis Airflowas, kuris labai pagelbėja, dažniausiai jo yra daug, taip pat jis atšaldo visą tą garą, nes būna, pavyzdžiui, jeigu daug vatų garas būna labai karštas, šiltas, nežinau kaip pavadinti, bet jis jį atšaldo, tada visą laiką garas pas jūs bus labai malonus jūsų burnai ir jūsų plaučiams. Toliau, Airflowas. Pas Airflowas ne tas viršutinis, bet normalus, jo yra iš tiesų irgi labai daug, tai užtenka, su galima pagaminti, padaryti ant daug vatų, daug garų. Bus puiku. Toliau, trečias pliusas, čia yra dideli Joy channeliai. Tai reiškia, kad galima išgauti su jo daug vatų. Kaip ir minėjau, yra dideli Joy channeliai, viskas yra super. Toliau, ir manau, paskutinis pliusas, kuris čia yra, nes čia yra tikrai daug, bet čia tokie pagrindiniai, tai yra, kad patogus tas visas bildinimo dėgas, taip pat yra papildomas Airflowas pačiose koilose, kaip įrodytos, dar papildomas 3 kilutės. Dėgas yra patogus, viskas normaliai lenda, fuse klaptonai, ne fuse klaptonai, ten Target klaptonai, nežinau kaip vadinasi ten, kas ten dar, Hafe wire, ką galima tik, tai galima ten įkišti. Ką žinau, labai gražus, taip pat iš grožio pusės jis yra 10 iš 10, tai kad šiuo metu tai yra mano top tankas, kurį aš visą laiką naudojau ant šito iStick 100 vatų, kurio tikriausiai padarys apžvalgą irgi įdėsiu šitą kanalą. Tai kad manau tiek apie jį vertinu 10 iš 10, tai kad sakau, tikrai verta pabandyti.
Kągi, manau tiek, kaip ir visą laiką, garinimas yra, kaip vitaminų nereikia per daug, bet tai yra bent jau sveika. Kągi, su jumis buvo Go for Weight, subscribus ir taip pat už juos ačiū, laikai ir taip pat už juos ačiū ir komentai, kas blogai, kas gerai, irgi už juos ačiū. Kągi, iki broliai, sesės, veikeriai ir taip toliau, šūnis galbūt turi. Tai kad iki.